Treneriai, sveikinimai tikrai su puikia pergalė, daug kovos, komanda charakterį rodė šiose rungtynėse, kas labiausiai džiugina. Pirmiausia, ačiū už sveikinimus, tas ir džiugina labiausiai, ką paminėjot, kad charakteris. Nes labai daug varžybų rungtynių pralošėm, kur kažkaip gal trūko ir charakterio gale, aišku, trūkdavo ir žaidėjų rotacijos, dabar turim 10 žaidėjų, kuriuos galima rototi ir treniruotėse ir visai kitas darbas yra. Bet kaip ir sakiau vyram, kad bus ir pakilimas, ir nukritimas šitose varžybose. Žaidžiam prieš protingą komandą, kuri turi daug veteranų, žino kaip žaisti krepšinį, bet labai malonu, kad bet kokiu būdu vis tiek paėmėm tą tašką. Telšiai ir su maža rotacija žaidžia ir praktiškai aukštų ūgių neturi, tai ko gero ir buvo akcentas tiem žaidėjams Digrėjui, Skotui lipti per galvas ir imti tos kamuolius. Taip, akcentavom tą, kad pirma maža rotacija pas juos, antras, kad neturi, kaip minėjote, aukštų ūgių, tai automatiškai turi eiti kovoti dėl atšokusių kamuolių puolime ir svarbiausia pas save gynybai nusimti visus kamuolius. Šį sezoną jau turėjo tokių porą ilgesnių pralaimėjimų serijų, tik kiek smagu būtent nutraukti tokiu būdu, kai laimima svečiuose prieš tokią komandą. Tai aš sakiau vyram, kad tikrai labai reikalinga pergalė, nutraukiant tą pralaimėjimų seriją ir taip pat žiūrint toliau. Turim ant šito kažkaip arkliuko toliau joti tas pergalės ir turim 10 žaidėjų, visi gali žaisti, visus galiu rototi. Kažkaip turim toliau pratęsti tą pergalių seriją, kad nebūtų vienas laimi ir paskui vėl nesėkmės. Ta paskutinė varžovų ataka ar labai didelė įtampa buvo ir matant, kad jau varžovai ten jau labai arti ir vos nespėjo? Buvo, bet galvoju, vis tiek kažkada turi nusišypsota sėkmė ir mums, kad ne mes pralošėm, kaip prieš Rytą pralošėm paskutinį to metimų, kur neatsikovojom kamuolio, bet gal ir mums nusišypso sėkmė ir nusišypsojo šiandien.